susitikimui. Su šeimininkė susipažinai. Ne šeimininkė. Yeah. So there is a lot of space. Yeah, there's a Move lot of this way. space. Yeah. My sister is coming from Germany this month, and she was like, "Oh, I want to see if there's any land over here." I think she wants to build another. Oh, she's shedding. Tai koks mūsų planas dabar? Keliamės į kitą viešbutį. Irgi aplinkui būdą, užsidėjom keletą taškų, pasižiūrėsim, irgi be rezervacijų nedarom. Aplink yra daugiau tų vietų tokių laisvų. Praeisim, gal pasiklausinėsim, kas patiks. Arba viešbutį, ne? Nelabai yra tų vilų, ten tokie kaip jau viešbutėliai. Įvairių ten tokių yra brangesnių. Kaip šeimininkė, kokį įspūdį paliko čia? Ar prižiūrėtojai? Ne šeimininkiniai tokie kaip vadybininkė, lyg tik pusėseris, čia sakė, jis yra. Tai... Bet kaip sakė, jis nesenai pastatė, ne? Atsidarė tik tai sausio mėnesį, tai mes čia praktiškai viską į naują vilą patekom. Bet taip viduje neatrodo, kad visiškai būtų nauja, ne? Kodėl? Tikrai neatrodo, man bent jau aš taip įvertinu, galvau, kada čia Pas jų tiesiog gal ta kokybė apskritai yra, remonto kokybė netokia, kaip mes mėgstam. Ten iki to... Jo, preciziškumo nėra to tokio. Nėra, bet tikrai jaučias, kad yra viskas nauja. Lova per didelė, čiužinys per mažas. Šviežiai viskas, dar čiužinys neatkelia. Šviežiai nepataikė, sakė, turėklas irgi uždės tą antrą. Antrą turėklą, kad būtų saugiau nulipti. Bet kaip gerai angliškai šneka. Dar tokios nebuvom stikę čia. Turbūt mokinosi kažkur, tai greičiausiai. Nežinau, kažkaip sesuo iš Vokietijos atvažiuos, tai gal net, kad šis net kažkaip kitur gal net gimusi. Gerai, dabar laukiam taksą ir varom. Atvažiuoja taksas. Taxi. Vėjų neruošimės, išeinam. Okay, thank you for everything. Oh, thank you. Jam reikia parodyti, kad jis apsisuktų. Thank you so much. Enjoy the rest of your stay in Bali. I will share you some other things if you, just WhatsApp me. Bye. Bye, thank you so much. Dar kitas dar nerasis. Dabar mes jau dabar skaitik ėmėm po šoninį. Čia jau žiūk namas atsirado. Čia pagaliai. Kaimynai pasistatė namuką. Čia metro per robotą važiuoja. Nykštukų krūtai. Kaip policininkas neturi nei lazdelės nieko, va, prašau, su ranka pamojuoja ir važiuokit visi. Gerai, kad lietus kaip tik sustojo. Tu būsi mano bosė. Eik apžiūrėk tada. Aš pasaugosiu čia, tai gerai. No, this is our accountant, our staff to work here. Ar vienas kambarys? Ar palieka pažiūrėti? O kodėl jį kliaukės vienam kambarį? Man tiesiog pamiršti biškai toks yra kovardas. Čia neblogai, bet čia man toks įkvapas. Čiužinų spalvas tai. Biškai. Yra pelės. Little bit smell. You need it to smell. Paskaitik filmuoti.
You have only one villa? Pardon? Only one villa? Free. Yes, just one. Šaltas vanduo atrodo. Tai ką? Another villa is fully booked. Kiek kaina pasakė senas? 2 milijonai už naktį, bet Nėra už ką čia mokėti. Čia gaunasi, kas čia gaunasi dabar buvo 130 eurų. Jo. Ne, keliaujam, žinok, čia už tiek tikrai net neverta būtų senatą. Einam, tus pažiūrėsim. Aplinkui statybos viskas, matai. 4 naktis, 6 milijonai. Nu tai tikrai ne 2 milijonai naktis. Nu, pusantro jau gaunasi, jeigu 4. Nu, bet per bookingą. Nu. Gerai. Lauk. Pažiūrim, šiaip įdomu man gerai. Nu čia And the žinok, booking price 1.5 million. 1.5 million. Yeah, but the booking. But direct booking is different. Maybe I will give you the price of 1.8. Yeah, okay. Asmeniškai man tai nelabai patiko. Aplinkui dar statybos, ten keletą vilų statoma. Toj pačioj erdvėje labai siauras koridorius toksai suglaustas. Kvapas dar. Bet Sonata gerai sako, dar sako, nieko nesakyk, gal dar teks grįžti. Jau tokią pamoką turim, kai gyvenom Lembogan. Taigi rodos, iš pradžių nelabai mums ten kas patiko, bet pagyvenus keletą dienų pradėjo po truputį patikti. Bet dabar šalia, kadangi yra kiti, sakėm, pasivaikščiosim, pasižiūrėsim dar į kitus, kad ir brangesni, bet sako, vertinimas lyg ir blogesnis. Nu, nežinau. Aš jau manau, kad norėčiau, kad ir į patį Ubudą grįžti, tas, kur mes ten pirmą kartą ten apsistojame tose vietose, po 20 eurų, naktis tai 40. Aišku, gali būti dabar pabrangę, bet man ten daug maloniau. Jeigu pasiemus motorolerį, tai aš manau, kad ten visai būtų man fainai. lauk, jeigu jūs čia... Eisim čia dar? Kaip jisai čia vadinasi? Lameli Vilas. I see you have 3 villas. Yeah, actually only one. It's in room only. Only villa. So are you looking for family villa or room only? It's, I think, just somehow to get work. It's just only one room. Pasiūlė nueiti kitą kelio pusę. Čia jau nors erdvė jaučiasi, matai, kai įeidinėjai. Su polu net. And how this level 4? Maybe this. Kažkokio man čia neužsidaro. Va, duris padėtos šalia, va. Man šitas nepatinka. Kažkokia seniena. This can see? Yeah. Man šitas patinka. O, čia jau man kažkaip širdžiai mieliau. You would like to stay here maybe 4 nights? What price you can offer us? 4 nights. Tai ką sutarėm, Sonata? Enough or not enough? No, one. You want a credit card? Yeah, we have a credit card. You want a credit card? If it's good for you. I'm okay. But credit card 3% fee. It's far better take it cash. We Okay, will okay. take It's much cheaper Take for- out maybe in the bank. Yeah. Okay. Ar jau prasideda turnyras?
Nu, bandau. Jei vienas reikia. Kiek daug langų. Smardiklį nuimsi. Bet jau taip užkvepinta, kad jau net svaigsta galva iš tikrųjų. Bijau, kad tik nesmirdė. Vaizdas pro mūsų langą. Nu, pabandysim taip. Tai planas dabar mūsų yra toks, kad apsistojame čia 2 dienom, kadangi tik 2 dienom yra laisva. Laukiam dabar motorolerių, kainą sutarėm vėl motoroleriai, taip pat kaip ėmėm Lambogan saloj, po 190 000 2 motoroleriai, vienas didelis ir vienas mažas. Tai už didelį norėjo irgi 150, už mažą 80, sutarėm 120 ir 70. Gerai, kaina gera. Už vilą norėjo 2,5 milijono, o sutarėm 1,5 milijono. Tai manau, kad šiaip vienas toks geriausių dilų, tą, ką mes praktiškai turėjome čia šioj kelioniai. Aš manau, kad kaina tikrai gera ir tavo dabar, ką matėm prieš tai, ką dabar pavedžiojom, tai aš manau, palyginti čia net sunku būtų. Aš tą patį Sonatą sakiau, nors jinai labai norėjo ir tai pirmoje vietoje apsistoti, bet čia yra gal kokius 25 kartus geriau. Bent jau man. Tai viskas. Sakau, labai stebino, pasižiūrėkit, kiek čia yra langų. Langų čia yra daug. Iš visų pusių langai. Ir vaizdas ganėtinai neblogas. O kam čia tokiu teisų sakai? Nu jau aplink Kobudą. Jau ten yra daugiau žinokų. Nu, pasižiūrim. Va, tokį džipuką reikia. Hello. This is the bike, guys. This is big, Yeah, that is the big one. small. No, the small one not yet. Still coming. Okay. Pasižiūrėk. Jo, itu harga ya. Kaip tik norėjai mažytas vespikės. Jo. Čia grinai, kurią žiūrėjai prieš tai, tik spalva buvo kitokia. Ko man galvoji? Truputį apibraižytas. Apifilmuok. Yeah. Do you know about these problems here? Yeah. Stabdžiai pirmin atgal pažiūrėk ir su vienu, su kitais užsivesk. Čia lagaminui labai gerai padėti, vietos labai daug, matai? Nu, ta prasme, tašiai. Ir 9,000 nuvažiavęs. Oho, Tokiu senu dar nevažiavau. gerai. Sena Honda. Reikia susirasti nakvynę dar 2 naktim, nes dabar tik tais gavom 2, o mums reikia, planavome apie 4 dienas čia apsistoti. 2 paskutinės pasiliksim Uluvatų, tai kadangi neturėjo 4, tai dabar dar turim 2, kažkur bent jau šalia galvojam. Pasižiūrėsim, tai dabar čia pavažiavam gal kilometrą nuo savo dabartinės vietos.
Bet, man visai čia gražu, visai tokia faina. Žiūriu, kad ir kitoj pusėje dabar, nežinau kiek ten matosi, bet irgi tokios gan tvarkingos vietos, tokios ryžių terasos. Čia visai ramu. Nėra judrios gatvės, šiek tiek nuo Ubudo. Tik tais dabar beliko mums kainą išsiaiškinti, bet aš būčiau už. Tikrai nėra ką lyginti tą, ką žiūrėjom pradžioje dienos. Kambariukas tamsus, bet jo, tai tas terasas, tai ten tikrai fainai. Kokia kaina čia? Dar neklausiu. Tai paklausiu, aš manau, kaip ir aktualu ta kaina. Šiaip rašo, dabar žiūrėjau kraštų 90. Už 3 nakvynės man rašo 300 eurų. 100 eurų tada. Tai reiškia tas pats, kas ir dabar ką mokam praktiškai, ne? Bet gražu, visai gražu. Vėl ta pati situacija. Atvažiuojam, kainą išgirstam didesnė negu kad yra bookingė. Bet tik tais, kad čia yra skirtumas tas, kad pasakėm, kad kainą gauname pigesnė bookingė, tai mums tą pačią kainą pasiūlė praktiškai, ką mes galime per bookingą užsisakyti. Tai nematau skirtumo didelio. Dabartinėje vietoje, tai kaip ir sakau, 2,5 milijono bookingė parašyta, tiek pat pasakė, plus minus. Bet nusidrėjom iki 1,5 milijono. Čia pigiau neina negu tas, kas parašyta bookingui. Keista. Atvykome į dar vieną vietą apsižiūrėti. Reception? Okay. The booking we see the you have rooms available. Oh, you want to see the available room? Yes. Just want to see our room first. Yes. Toks sutarimas, kad pigiai čia nekainuos. In 2 days ago. Yeah, up to 2 days. Yes. Maybe 4. But why is this now? From the wood and this new product from the... Medis čia kvepia grinai. Medžio kvapas. Man tai grinai medžio. Naujai taip kvepia. Nu čia jau jaučiasi toks aukštas lygis. Pasirodo tik atsidarė kai kuris korpusas, o dabar kur mums aprodė tą kambarį. Ir dar įdomi tokia paslauga, kad sako, kaip matot, šiaip sunkiai kalbasi angliškai, arba mums jį sunku suprasti, bet galima imti kambarį, skaitos tu imi kambarį, tie visi standartiniai, kaip matėt, su 3 lovom, bet kur tu gali gauti pusryčius, pietus ir vakarienę. Kokia kaina? 1,201 kambarys. 1,200,000. Vienas kambarys. Nu tai mums kaip ir užtenka, sakai. Vadžiūnai, nelabai leista. Tai reikia pašnekėti apie tai. Nu, man fainas tas kambarys, nežinau. Kambarys kaip kambarys, man kažkaip nieko labai tokio nėra. Nu, dabar tam, kur buvom, ten vaizdas gal gražus pro langą, bet šiaip jisai tik tas, kad tamsus. Nu, bet daug už kiekvieną vaiką po 600, tai čia praktiškai gaunas, kad atskirą kambarį. Nu tai jo, tai dabar gaunas čia kaina vos net 2 didesnė. Taip. 2, ne tai kalbos, o 2. Nes man už 3 naktis rodo 400. 4 milijonai? Ne, eurais. 400 padalinam iš 3. Čia gaunasi po 100 kiam kažkas, tai po 100... 2,4 gaunas. 100 šiam. Nu tai taip ir gaunas, 2,400,000. Pasilgai karpį paglostė.
Kaip kaina šio tau? Tai mes net nesupratom, už kokį kambarį mums pasakė kainą. Užimti visi kambariai net reikia Jo, parodyti. šiandien man visi kambariai, čia jų tikrai nemažai. 2 400 000 mums sakė, 2 žmonėm. 2 vietis kambarys. Tai išversk į eurus gaunasi apie 140. 40 eurų, nu va 2 vietis kambarys. Tai jau dabar ką matėm prieš tai praktiškai jau tada verta būtų jau už tą pačią kainą gaunam 4. Nu taip, nu tai ten tada tikrai jau verčiau. Taip. Nes nu dvigubai mokėti, aš nu va mes praėjom tą visą. Nu, baseinas tik įspūdingas, o ne toksai ant šlaito. Tų baseinų mes, nu, Į matėm matą tų baseinų. įspūdingas. va. Nu. Tai ir tikrai ne už tokias kainas. Bet esmė vis tiek rezimuojant, kad nu, čia yra daug brangesnis regionas. Būdas, nu, pakankamai brangus, mes dar nebuvom nuvatų, tai Tai. Nu nieko, greit pabūsi. einam dar į šitą. Einam. Sekantis išvykimas. Statybos. Piešinys gražus tik tas. Žiūrėk, palangą. Galiu pamojuoti. Thank you. Na to rimto motociklo. Ką rodo? Nelabai yra iš ko rinktis. Yra, reikia apžiūrėti, va. Prašom. Patys raudonas. Pradžiai buvo baltas, dabar raudonas. Nu, kur važiuojam, Ką nors suvalgyti. pats laikas. Apžiūrinėjom viešbučius. Dabar aplakstysim vietinius barus. Nu, pasiruošę visi? Ja. Atvykom pasižiūrėti viešbutį dar vieną. Tik pakeliui. Nėra, ne tokio kvapo labai. Ne, man nėra viskas normaliai. Ir vieta labai graži, žiūriu, kad čia terasos matosi. Kaip reikia paiti ant galvyžių, tos terasos turėtų būti. O kainos jo ten, tik matau. Čia gera kaina. Tai gera, tai kiek čia maždaug? Kokie 70, ne? Lem, ar 2,30 už 3 naktis?
O mums reikia 3 ar 2? Greičiausiai 3. Ką mes ten darysim? Jo, gerai, einam, parodysiu dar truputį. Tai greičiausiai mes čia ir paliksim. Pasiliksim tiksliau. Jau pavargom važinėtis. Aš manau, kad čia tikrai galim stoti. Šiek tiek gaunasi nuo kelio. Žiūrėk, kaip ganėtinai gražu. Didelis baseinas. Šalia baras. Ir ryžių terasas. Bet kelias girdisi. Matos, kadangi jau ten matau pravažiavo motociklas, tai reiškia nėra čia taip arti. Nėra taip toli to kelio. Bet pizdas gražus. Liekam čia? Manau, liekam. Tai rytoj čia persiraustysim šitą vietą. Ką radot? O, įstrauktas vėžliukas. Ne. Kas pabandysim pačiop? Neria žemyn. Žiūrėk, kaip jisai kovoja. Pabandyk save tą pačiu. Čia buvo pakankamai. Su fotoaparatu manęs. Nu, dabar. Jam tu. Man dabar nepatogiai turi šitą. Čia tai. Va. Ištraukė. Padėk. Turiu. Nu. Labas. Padėk ant žemės. Labai nenukristu. Į baseiną tikiuosi nenori. Tiek ant žemės. Žiūrėk, man tai kaip įsižiojęs. Ir jis žino kas. Kas. Žiūrėk. Aha. O, žiūrėk kaip. O, kaip stipriai. Tu esi pirštais to. Nebabu. Gazdina, žiūrėk. Padėk. Žinai, jisai reakcija tai turi tas vežlys, nori, nenori. Čia kaip mūsų čiolė, ne? Bet žoliai patikdavo, kai kaklą Bet kasai. jis bėga labai. Nu, pabandom. Ar tau patiks? Sakiau, patinka jiem. Nemato, kas į čia kasa. Na. Ir ką? Sulaukėjęs visiškai. Jūsų čiolės dar labiau. Hop, hop, hop. Hop, Žiūrėk, bulvas yra. Žiūrėk, kaip greit čiumpa. Tai nežinau, jisai negali valgyti, jis tik po vandenį. Jiem neina, manau, viskas šitam. bet fainas toksai. Nu, pažiūrėk, kaip jisai čia dės dioro. O, žiūrėkit, koks čia greitas vėžlys, jisai žiūrėk, manęs pola. O, žiūrėk, kokius tarkus. Nu, greitai varas. Pagirdi, gal mūsų čiolė irgi taip pabėgo? Ką? Nu, bėgam. Nu, čia galėtų būti lenktyninis, žinok. Drąsiai manau. Nu, paleidžiam atgal. Nu, bet koks jis greitas. Eik, zau. Nu, ateikit, čia paleisim, nu. Prie žuvyčių. Žiūrim, kaip įleras. Taigi, mūsų planas yra po geros vakarienės toks, kad susisiekėm su savo gidu Vojanu. Jį turbūt atsimenate, nes su juo keliavom į ryžių laukus, prie gražiųjų krioklių. Tai Vojanas yra tas žmogus, kuris orientuojasi būtent į lietuvių turistus ir daugiausiai dirba su jais, kaip jisai pats sakė, prieš 90%. Tai turime dabar unikalią galimybę apsilankyti jo namuose. Jis sakė, atvykite, pasimsit savo daiktus, ką buvome palikę prieš plaukiant į kitas salas. Ir papasakos apie jos, apie savo šeimą parodys viską. Aš manau, kad jums bet kuriuo atveju bus įdomu pamatyti. Tai keliaujame tenais. O rytoj, manau, mūsų planas bus susirasti dar keliom dienom nakvynės vietą. Ir kaip matėte, jau šiandien ne vieną vietą aprodėm. Nusprendėm, kad turbūt nei vienos iš jų nepasirinksim. Vieną tokį gal ir turime, berods antras numeris tas, kas šiandien buvo nuvažiavę apžiūrėjom, bet jau čia blogiausia atveju.
Tai taip pat prisiminėm, kad pačio Vojano žmona dirba irgi viename iš viešbučių ir pasirodo, kad Vojanas gyvena keletą minučių nuo šios vietos. Tai tas buvo mums labai didelis surprizas, nes mes galvojomės kažkur tai visiškai šalia Ubudo už jo, bet pasirodo, kad jisai gyvena visiškai čia pat, nes mes įvedėme į adresą, žiūrim, mums rodo 3 minutės kelią nuo čia, kur dabar esame apsistoję. Tai keliaujam pas Vojaną, apžiūrėsim jo namus, pasikalbėsime su juo, o rytoj jau kita diena ir kiti nuotykiai. Keliaujam. Atvažiavom pas Vojaną, pasiimti savo lagaminų. Okay, Vojan, show your face. Atsimenu tą žmogų. This is so welcome to our house, yeah? Yeah, thank you. So this is building. Dadah nih, Pak, dadah. She's my daughter, my first one, yes? This is Also Vojan. Our family temple, just a little one. And then that is enough for our Kaip family, matot, yeah? šeimos šventiklėlė. Yes. Kaip pas mus ąžuolą pasodina. So this is a family temple, and then the second one, this building. This is a ceremonial building. So we have a bed there, but nobody actually sleeping there. Ta, kai vaikas gimsta, nu tai irgi čia turbūt kaip pas mus gal krikštynos, vestuvės ir laidotuvės. Nu, viskam. Pagrindiniam ceremonijom. Taip. And then, hello! Mana morning, jangan di otak. Mana morning. Hi, good evening. Hello, still not sleeping? No, it's almost. Still She has. Nice family, nice house. She's doing the breastfeeding. Yes, and the next one we have our kitchen. Kadangi stato namą su ta mintim, kad tėvai gyvena, tai va šitas kambarys yra jų. Jo, aš jau truputį aiškinu. Jo tėvams. Čia yra jo šeimai, su vaikais, ten gyvena jo sesuo, o čia yra, kaip jų vaikai užaugs, kaip į ateitį, kadangi jie turi rūpintis savo tėvais, tai kad kažkas iš dukrų liks čia gyventi, gal kur. It will be in this Priminsiu, kad building, yeah. Vojanas And yra then, so can you profesionalus see, gidas, we have pagrindė dirbantis su that building, lietuviais. those building, that is the place where is normally my mom, but it's good to drink this Nuo one. nuo But most pagirių of the galima time we use gerti only irgi for the jaunas ceremony. kokosas. But Bet the šiaip taste is good. Still moteris good. nešės laukiasi, ir dedas ir sakė labai geria jos, nes sako labai yra gerai besilaukiančių moterų. Lato. Yeah, but you know, Matot, kiek suruošta aukojimui And also natural. vienai ceremonijai. Vestuvių ceremonija. Viskas. Čia dar tik 40%, sakė maždaug. wedding, yeah, for the wedding. Together with us. Yes, with the sun. Yeah, 5-6 o'clock already. Mhm.